ką, sveiki susirinkę dar vieną video. Šiandien turim kojas. Šiaip pagal viską turėčiau trefkę pradėti nuo skvotų, bet maždaug prieš porą savaičių, gal prieš kokias 3 savaitės pajutau tokį labai nemalonų skausmą dešiniam kelienį savo. Bet gal vis tiek padariau skvotus, viskas ok, praėjo savaitė, vėl atėjo metas daryti skvotus tos pačius. Vėl padariau per skausmą ir toks gaunasi buvo darimas per skausmą. Tada galiausiai pakalbėjau su treneriu ir jisai sako, kad gal būtų geriausia pasimti kokią savaitę laisvą nuo absoliučiai keturgalvio treniravimo, kad nebūtų jokio streso kelieniai. Tai va dabar yra biškį daugiau negu savaitė praėjo, nes padarėm 2 leg dayus, tai aną penktadienį nedariau kojų, šį antradienį nedariau kojų ir gaunasi dabar penktadienis, dariau kojas, bet nedariau keturgalio visiškai quadzų. Šiandien penktadienis pabandžiau pasidaryti warm-upus ant skvoto, nes jau kaip ir turėjau daryti, bet vis tiek skauda tą kelienį. Tai skvotų dar nusprendžiau, nes kaip ir su treneriu kalbėjom, kad jeigu skaudės, kad dar vieną trefkę nedaryti, tai skvotų nedarau. Pradėsim nuo RDLsų, nors turėtų būti antras pratimas ir vėliau pasižiūrėsim, galbūt išeis padaryti leg extensionus bent jau. Jeigu tenai neskaudės kelienio, tai bent jau tada pasidarysiu tuos, nes ant jų irgi skaudėjo prieš tai. Anyways, RDLsai. Ta prasme dabar kalbėsiu vien tik apie traumas. Prieš 2 metus irgi turėjau labai tokią kažkokią keistą hamstringo traumą, kad labai tempdavo hamstringą, kai darydavau RDLsus. Visiškai jų negalėdavau daryti praktiškai. Ta prasme, ne praktiškai, o iš viso jų negalėdavau daryti. Tai 2 metus visiškai nedariau RDLsų, dabar pagaliau kaip ir susitvarkė tą traumą. Viskas kaip ir ok, tai bandom vėl įsivažiuoti. Svoris yra visiškai juokingas, 110 kg. Tai pasižiūrėsim, kaip... Šiaip viskas neblogai juda, po biškį progresuoju, iš po lėto stengiuosi per daug neapkrauti hamstringų, nes tiesiog nenoriu, kad trauma pasikartotų, tai darau realiai iki vieno RAR, tai tipo, kad palieku vieną pakartojimą ir jo paskutinio to nedarau, tai gaunas kaip ir setas vis tiek yra sunkus, bet jis nėra toksai, kad ten baisiai intensyvus. Ok. Pirmas setas. Padariau 5. Šiaip jaučiau, kad galiu padaryti dar vieną. Problema buvo ta, kad ant 3 repo pajutau tą skausmą hamstringę. Tai buvo labai nemalonu. Padarysiu antrą setą. Pasižiūrėsiu, kaip antras setas judės. Šiaip manau, problema mano buvo yra ta, kad gaunasi dabar RDLsus darau tokią variaciją, kad yra pilnai ištiestos kojos. Tai visą laiką tiesiog galvoju maksimaliai išties kojas, laikyčiau viršui kaip kokį leg extensioną darant. Maksimaliai ištiestos kojas per kelienius, šikna atgal ir tiesiog leidžiu svorį į apačią, laikydamas nugarą tiesę. Tai nors aš manau, kad mano mobilumas leidžia ganėtinai giliai tą štangą nuleisti, kad neskaudėtų hamstringo, turbūt nereikia taip giliai leisti. Nežinau, tai dabar pabandysiu antrą setą biškį ne taip giliai leisti, kažkur maždaug iki kelienio, nes gaunasi, kai leidžiu štangą, tai turiu omeny giliai, kai būna štanga kažkur jau žemiau kelienių, tai dabar pabandysiu kažkur, kad iki kelienių maždaug. Pasižiūrėsim, kaip tas jausis, nes skausmas buvo labai nemalonus.
Ok, tai pasidariau 2 warm-upus leg extensionų. Kaip ir kelienis visai normaliai. Gal biškį tik tai čiut atpratęs nuo aplamai keturgalio treniravimo per tas 10 dienų. Tai pasibandysim pasidaryti leg extensionų biškį. Šiaip pagal viską trefkai turėčiau daryti 2 setus, 2 working setus squatų ir 1 working setą leg extensionų po vieną koją. Tai kadangi squatų nedariau, tai pasibandysim pasidaryti 3 working setus leg extensionų. Kad bent jau kažkiek keturgalvis būtų treniruojamas. Gal taip pabiškai įsivažiuosiu į squatus, nes kažkaip manau, kad man ant squatų labiausiai skauda tada, kai giliai pritupiu. Tas toksai gaunasi labai gilus tempimas, gal labai apkrauna tą kelienį ir tas yra skausmas toksai nemažas. Ant tokių kaip leg extensionų vis tiek to tempimo tokio didelio nėra kaip ant squato. Tai automatiškai gal tos tokios apkrovos kelieniui irgi nėra tokios didelės. Tai va, tai aišku, bet pasižiūrėsim kaip bus, kad žinai, kad warm-upai gerai judėjo, nereiškia, kad working setas gerai judės ir kad ant working seto neskaudės to kelienio. Bet kuriuo atveju 3 setai po vieną koją. Vienintelis dalykas, dėl ko aš darau po vieną koją, tai tas, kad tiesiog maksiautinu su 2 kojom ir gaunasi, kad labai daug repų nenoriu daryti, tai pradėjau daryti su 1 koja. Bet turim kitą problemą, kad esu be vieno pino maksiautinu su 1 koja. Tas toksai, kur galėčiau tikrai full stacką užsidėti ir pasidaryti kokiem 5-6 repam, manau. Bet ne, gal kai kelienis tokioje stadijoje, gal to geriau nedarysiu. Geriau pasiliksim prie higher repų biškį, aukštesnių pakartojimų. Ką žinau, okei, bandom daryti. Šiaip buvo 10 ir 12 paskutinį kartą, kai dariau. Tai mano biškį kairė koja stipresnė. Tiesiog padarau iš dešinę, pirmą padarau silpnesnę koją. Ir tada iš karto be poilsio darau stipresnę koją. Ir tada pasiilgsiu kokias 2,5 minutės tarp setų. Tai va, tai bandom daryti. Prašau, kad neskaudėtų. Ne, viskas okei, be problemų. Realiai kažkas tikrai jautėsi biškį, bet to pačiu jautėsi ir kairiam kelienį, tam, kuriam neturėtų nieko jaustis. Tai dabar nelabai suprantu, ar čia dėl to, kad 10 dienų kojų nedariau, ar kas. Bet nebuvo toksai labai kažkoks didelis skausmas. Tai manau, pasidarysiu dar tos 2 likusius setus ir tada žiūrėsiu. Tai jau, bandom pasidaryti, blogiau gal neturėtų būti, tikiuosi. Labai tikiuosi, kad aš tą prasme. Na, aišku, aš jaučiu save. Jeigu matyčiau, kad ten labai skauda, tikrai nedaryčiau. Bet nėra, kad labai skauda, tai pasidaro, manau, gal kaip tik geriau. Nes kažkur irgi skaitęs esu, kad kai kažkokia būna trauma, iš vis netreniruoti ir neduoti apkrovos irgi nėra gerai. Tai tokį balansą reikia surasti, kiek daryti ir kiek nedaryti.
Antras setas tikrai jautėsi geriau negu pirmas. Tas skausmas žymiai mažiau. Tai gaunasi, kad aš kai įsivažiuoju labai į setą, aš dažnai pamirštu, kad reikia biškį atsargiau daryti. Tai biškį jaučiu su dešinė, kad tos paskutinius 2 repus jau taip aš labai atstūmiau. Tai šiaip kažkokio diskomforto tikrai nejaučiu kelienyje. Kol kas irgi nejaučiu. Bet pasižiūrėsim, kaip bus toliau. Šiaip jaučiasi gerai. Atrodo, kad tikrai geras dalykas, kad darau leg extensionus ir biškį duodu apkrovos tam kelienį. Ne per daug, bet kažkiek bent jau. Ir realiai, čia tikrai geras dalykas yra leg extensionai. Jeigu ant jų neskauda jum kelienių ir panašiai, jeigu, pavyzdžiui, sakykim, yra tokia situacija, kad negali daryti skvotų. Kai man, pavyzdžiui, buvo su pėdos trauma irgi, buvau užsimetęs hantelį ir tiesiog skilo pėdos kaulas ir negalėjau daryti skvotų. Tiesiog nenorėjau apkrauti pėdos to žinai stabilumo per daug. Tai aš neskvotinau 2 mėnesius ir gaunasi, kad visą tą laiką tiesiog dariau leg extensionus. Ir tada, kai grįžau į skvotinimą, iki to laiko nebuvo visiškai kojos sumažėjusios. Jeigu neklystu, jos net biškai buvo paaugusios, nes aišku, aš dar dariau tuos adductor mašiną, kurio šiaip nedarau, bet kadangi nedariau skvotų, tai dariau tuo metu. Tai buvo tiesiog adductor mašinos ir leg extensionai. Realiai kojos dar biškai net paaugo ir išliko. Bet ką norėjau pasakyti, kad gali daryti viskas okei, viskas okei netrukdot. Tai ir kai grįžau skvotint, skvotų jėga buvo 1 repu mažesnė negu paskutinį kartą, kai skvotinau prieš 2 mėnesius. Tai realiai ta prasme maintainint ir augint kojas ir išlaikyti jėgą, leg extensionai tiesiog pasaka. Dabar tik 6. Okay. Realiai leg extensionai buvo super. Wow. Nu va, realiai kažkur labai toli daugiau nenuėjau. Tas pats treniruoklis. Sveikas. Jo, tas pats treniruoklis, tik tai, kad dabar darysim hamstring curlus. Šiaip nenoriu sakyti, kad labiau man patinka tie sėdimi negu atsigulus. Bet tiesiog dėl variacijos vieną dieną darau gulint, kitą dieną darau sėdint. Ir realiai gal net man labiau patinka gulint, nes šiaip sėdint tie hamstring curlai tikrai geras dalykas. Tik kad šitas treniruoklis nėra įtent toksai tam labai gerai sukurtas. Ta prasme, tu gali būti gerai pozicijai, bet arba užsidėsi per mažesnį svorį ir darysi bent kiek daug pakartojimų, kad gauti pilną contractioną, kad pilnai suvesti, ta prasme, kojas ir hamstringą. Arba dėsi normalų svorį, kur normalesnis kiekis pakartojimų, bet pilnai turbūt neišeis suvesti kojų, hamstringų. Tai toksai niuansas, kad gaunasi pilno to suvedimo hamstringų nelabai čia gali padaryti. Dėl to man patinka gulint, nes ten tas išeina. Čia irgi darau po vieną koją. Vien tik dėl to, nes kojos yra labai stiprios, hamstringai yra stiprus. Jo, turim 5 kg su viena koja. Aną savaitę padariau, mano irgi čia dešinė silpnesnė. Aną savaitę padariau 7+1 su dešinė ir tada 9+1 su kairė. Tai reiškia, tas paskutinis pakartojimas toks buvo
Wow. Plius 2 prie abiejų kojų. Ir realiai, normalu, aš tą kontrakšną galėjau padaryti. Gal čia viskas dėl to, nes, ta prasme, dažniausiai, nedažniausiai, bet visada anksčiau darydavau vieną apšilimą ir viskas. Dabar pasidariau 2. Tai gal tie 2 apšilimai tą ir davė, kad žymiai geriau jaučiasi. Ir žymiai geriau pratimas darėsi. Tai jau čia reikės daryti 2 apšilimus visada. Dešinė čia irgi silpnesnė negu kairė. Tai padarau dešinę. Ir tada iš karto be polsio padarau kairę. Ejo, nafik. O čia taip pizda buvo hamstringo, ejo. Ok, tai pamatęs šitą vaizdą, galvojat, kas čia nafik per legdėjus. Darysiu T-barą. Bet realiai mes su treneriu esam sudarę tai programą, kad rowai, taip pat traukos, daromos ant legdėjų. Tai reiškia, kad ant upper body dienų, kai darau nugarą, darau pull downus, pull upus, o ant legdėjų darau rowus. Tai vieną dieną yra čia supported T-baras, kurį darysim dabar. Kita diena yra panašus į tą treniruoklį, tik kad kitam gym pliuse gaunasi alkūnės į viršų ir po vieną ranką darau. Nu, po vieną pusę. Tai vat, bet jo, realiai T-baras, mano nuomonė, yra vienas geriausių, gal ne, sakyčiau, geriausias nugaros pratimas, koks tik yra, čia mano nuomonė. Aišku, mes turim čia supportą, kas labai daug ką duoda, bet realiai, man jis žiūri patinka. Daug kas iš tikrųjų sako, kad jiems spaudžia krūtinę ir jiems sunku kvėpuoti, kai daro T-barą. Tas gali būt ir manau, kad tai yra visai normalus dalykas. Man tas pats būdavo, tai aš biškį tiesiog pakeičiau poziciją, kaip atsistoju ir čia labai priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Tai aišku, ant T-baro galima stovėti taip, kad ta prasme abi dvi kojas yra pačioj. Atsigulam, darom trauką, tada galima ant žemės padėti kojas, padėti čia krūtinę
ir tada darom trauką. Čia jau kaip kas patogu, čia turite atrasti pagal save, bet kaip aš atradau, kas man veikia ir kur man visiškai nespaudžia krūtinės ir netrukdo kvėpuot, tai yra kairė koja ant paties galinio to kaip laiptelio, dešinė ant viršutinio ir gaunasi va tokiai pozicijai, kur viena koja biškiai aukščiau už kitą. Ir tada aš darau trauką. Ir padarau taip, kad visa krūtinė, išskyrus viršutinė krūtinės dalis, būtų ant tos pagalvės ir kai nuleidžiu svorį žemyn, leidžiu pilnai nugarą ištempt ir kai kylu į viršų, šiek tiek išriečiu krūtinę ir šiek tiek iškeliu krūtinę ir išriečiu nugarą, kad tokį biškai geresnį contractioną gauti. Nereikia kažko labai kilt, nes tiesiog su momentumu padarysi trepą, bet tas toksai biškai, kad pilnai ištempt ir kai grįžtat į viršų biškai išries nugarą ir krūtinę į viršų, mano nuomonė yra geras dalykas. Tai va, turim T-barą, šiam 5 kg, 3 pleitai ir pitakas, 2 setai bus, top setas ir back off setas, tai va, top setas bus su šiam 5 ir tada back off setą padarysim su 60, tai nuimsiu tą pitaką ir darysim antrą setą. Ir dar vienas patarimas, kadangi vis tiek T-barą labiau darom upper backui, tai kai traukiam, stengiamės biškį alkūnės aukščiau laikyti ir suvesti mentis atgal. Man patinka įsivaizduoti, kad per jūsų viršutinės nugaros vidurį yra pieštukas arba kažkoks kitas objektas ir mes jį bandom suspausti su mentim. Tai va, įsivaizduokit tą, suveskit mentis atgal, alkūnės į viršų, alkūnės aukštai ir turėtų būti viskas labai super. Tai va, važiuojam į working setą. Ok, šį working setas tikrai gerai jautėsi, svoris geras. Šiaip ant T-baro ir aplamai gal ant rowų, ką aš pastebėjau, kad labai low repai man bent jau neveikia ir netaip gerai jaučiasi. Ką turiu omeny, kad sakykim, nors ir dabar padariau 8, realiai tokie pilni repai buvo kokie 5-6 ir tas 7-8 buvo tokie, kur tikrai ne iki galo suvedžiau mintis atgal. Tai šiaip rekomenduočiau mažiausiai ant T-baro daryti kokius 7, čia minimum, manau, nes tada būna kokie 5 pilni ir dar 2 kokie nepilni. Tai va, tai toks biški ant raų man patinka biški čiut aukštesni repai, tai kažkur sakau nuo 7 iki 10, tai dažniausiai darau, kad pradedu nuo 7, su kažkokio svoriu padariau 7, darau tą svorį iki tol, kol padarau 10 ir tada didinu svorį. Tai taip darau ant T-barų, o ant kitų pratimų labai priklauso. Šiaip geras dalykas yra užsidėti kažkokį svorį, padaryti, sakykime, kokius 6 pakartojimus, pakilti iki 10 per kažkokį laiko tarpą ir tada tik tai didinti svorį, bet šiaip dažnai mėgstu tiesiog didinti, nors net nežinau, padarau kokius 6, uždėsiu dar 2,5 kitą savaitę. Padarysiu 5, tipo, viskas normaliai. Man bent jau minimum norisi pasidaryti 5 repus ir tada viskas super. Ir šiaip tikrai būna tokių dienų, kur pasižiūri vieną savaitę, kiek padarai, ten pavyzdžiui padarai 6, uždedi 2,5 ir padarai vėl 6. Tai realiai tu tiesiog dadėjai 2,5 kg, žinai, ir padarai tiek pat repų, kas yra labai gerai. Tai va, tai ant tokio kaip T-baro, biški tas svorio didinimas būna lėtesnis, bet ant kitų pratimų tikrai mėgstu uždėti papildomai, jeigu jaučiu, kad tikrai galiu padaryti. Ta prasme, ką noriu pasakyti, kad nebijokit dadėti svorio ant pratimų,
aišku, neįgoliftinkit, nedarykit bet kokią formą, kad svarbu tiesiog tą svorį pakelt, išlaikykit gerą formą, pakankamą pakartojimų skaičių. Aš mėgstu tiesiog, kad minimum būtų 5 gražus pakartojimai, visa kita, ta prasme, jau kaip patys norit. Tai va, tai tikrai nebijokit didint svorio ant pratimų, nes labai dažnai matau žmonės, kurie savaitę iš savaitės, mėnesis iš mėnesio, metai iš metų daro tą patį svorį ir visiškai neprogresuoja. Nors, ta prasme, forma yra gera, viskas ok, bet tiesiog neužsideda papildomą svorio ir nežinau kodėl. Galbūt jų tikslas nėra augti, galbūt jų tikslas yra tiesiog sportuoti sporto salėje. Bet man kažkaip atrodo labai toksai kvailas tikslas, nes mane asmeniškai, kas sporto salė motyvuoja, tai pats progresas. Aišku, man patinka pats sportas, man patinka čia ateiti sportuoti, ta pati disciplina, viskas patinka. Bet pats tas progresas, kai tu matai, kad tu savaitė iš savaitės, mėnesis iš mėnesio, metai iš metų progresuoji ir ta prasme tu nenori sustoti, nes tu ta prasme žinai, ant kiek tu daug gali. Tai mano nuomonė, man asmeniškai progresas yra tas, kas mane veža į priekį. Dėl to aš ir darau taip, kad ta prasme, kai galiu progresuoti, aš iškart progresuoju. Jeigu jaučiu, kad galiu uždėti daugiau svorio, aš uždėsiu daugiau svorio. Aišku, ta prasme, jeigu progresą galima žiūrėti, kaip ir sakau, pakartojimų skaičių, tai nedarysiu kažkaip blogesnę formą tik dėl to, kad padarysiu daugiau. Visą laiką išlaikysiu tą pačią formą, bet ta prasme, man progresas yra tas, kas mane veža. Tai ir tikrai manau, kad jeigu susikaupsite tai, kad progresuoti, kada įmanoma, nėra šansų, kad ta prasme neaugsit ir nepasieksit savo tikslų. Tiesiog dažnai žmonės to bijo to papildomo svorio ir panašiai. Tai nebijokit ir viskas tikrai bus super. O toliau tai pamatysit jaučiu supersetą, kurio niekad nesat matę gyvenime. Tai supersetinsim po vieną koją calf raisus atsistojus ant šito, kaip nežinau, shoulder presso kažkokio dalyko ir nekurlus. Tai bus 2 dalykai, kuriuos supersetinsim. Realiai supersetinu tik dėl to, kad, realiai dėl 2 dalykų. Tai pirmas yra, kad sutaupyt laiko. Antras dalykas yra dėl to, kad yra 2 raumenų grupės, kurios visiškai nesusiję kartu. Tai kad aš padarysiu blauzas visiškai neturės įtakos mano kaklo treniravimui. Tai va, toksai principas. Darysim taip. Blauzas, vieną koją, kitą koją, čiučiut polsio kokią pusę minutės, kaklas, pusę minutę polsio ir tada taip tiesiog vaikščiosim tarp šitų. Tai 2 setai ten po vieną koją, 2 setai kaklo. Prieš paskutiniai 2 pratimai ir tada paskutinis pratimas bus ebai, bet jos darysim biškį kitur. Tai va. Ir manos nepaminėjau, aišku nežinau, kiek jums aktualu tai yra, bet calf raisai bus su 5 kg hanteliu, nekurlai bus su 25 kg pleitu.
Nu ką, ir turim paskutinį pratimą šiandien. Tai ne shoulder pressas, nebijokit. Darysime abus ant to benčio su hanteliu. Tai hantelį tiesiog užsimesiu čia ir darysiu crunchus. Tai realiai nieko ypatingo. Tiesiog visą laiką, ką darydamas, galvoju, kad įtempt kojas, kad kojas būtų įtemptos ir tiesiog pozicija išsilaikytų, dubenį irgi įtempiu. Ir visą laiką juda tik tai presas. Iš preso viską darau. Gaunasi, nusileidžiu iki tol, kol apatinė nugaros dalis paliečia atlošą ir kylu į viršų. Ir visą laiką išlaikau tokią suriestą poziciją. Tai va, iš to superseto, kur matėt, tai realiai tokie bendri patarimai, kas liečia blauzdas arba kaklą. Tai darant blauzdas, šiaip blauzdas yra toks vienas iš tų raumenų, kuris geriau auga, kai yra pilnai ištemptas. Ir tas toksai pilnas blauzdos sutraukimas, kai mes pilnai pasistebėm, realiai nėra reikalingas. Tai todėl, kai aš darau blauzdas, aš realiai pakylu maždaug iki pusės, kai pėda būna maždaug lygiagreti žemei. Tai būna toksai tiesiog tiesi pėda. Ir tada tokiam nuo pačios iki pusės, tai tam ir darau. Nedarau pilno tokio pasistebimo, nes tiesiog neapsimoka. Ir blauzdas tikrai puikiai auga, tai būtų toksai patarimas. Šiaip pats pratimas galbūt nėra pats geriausias, bet kadangi turėjau pėdos traumą, tai dabar darau kažką tokio ne itin stabilaus, kad biški pagerinti tą pėdos stabilumą. Tiesiog, kad tokio biški būtų apkrova ne tik blauzai, bet ir pačiai pėdai, kad jinai turėtų balansuoti. O šiaip tai geri pasirinkimai yra leg presas, standing calf raises, jeigu turit mašiną, treniruoklį turit, jeigu salėje labai gerai. Smitė atsistojus irgi labai gerai, tik man smitė buvo tas, kad aš biški, pas mane blauzos yra stiprios ir gaunasi, kai dariau smitę, nuslydo pėdos nuo platformos, ant kurios dariau. Ir vos negaunas, kad visą su svoriu nenugritau. Bet spėjau užrekint, tai nuo to laiko daugiau smitę nebedarau blauzdų. Tai realiai geriausi pasirinkimai būtų leg presas, mano nuomonė. Arba standing calf raise treniruoklis, jeigu turite salėje. O kas liečia kaklą, tai realiai kaklo treniravimas, mano nuomonė, yra vienas iš labiausiai tokių nuvertintų dalykų. Mano nuomonė, ta prasme, tiek kaklas duoda labai gerų dalykų stuburo stabilizacijai. Ir šiaip yra įrodyta tyrimais, kad, sakykime, kaklo treniravimas net gali tikrai apsaugoti nuo tokių dalykų kaip autoavarijų, nes jeigu kaklo raumenys yra stiprus, automatiškai apsaugo tiek stubros slankstelius ir panašiai. Tai kaklo treniravimas tikrai yra labai geras dalykas ir šiaip man asmeniškai gražu yra tas toksai biškis storesnis kaklas. Ir gaunas aš darau kaklą 2 kartus per savaitę, po 2 setus ir viskas. Ir tiesiog kaklas tikrai puikiai auga. Dabar gal jau ne taip gerai kaip pačioj pradžioj, kai tik pradėjau daryti, nes iš pradžių tai buvo pasaka, kaip augo gerai. Dabar jau pabiški išpolėta, bet vis tiek judam į priekį. Tai pradėkite tiesiog su galvos svoriu, nedėkite jokio hantelio, tiesiog darykit tokius kaip kaklo surietimus, palaipsniui vis stiprėsit ir reikės dadėti svorio. Tai va, tai realiai, kai kaklą darau, tai visą laiką būnu sukandęs dantis. Pilnai ištempiu kaklą atgal ir grįžtu, tai va suvedu, kad gaunasi vos ne su smakru paliečiu kaklo apačią. Tokia gaunasi pilna amplitudė kaklo ir tiesiog darai tos tokius kaklo kaip lenkimus. Iki pat galo kaklo nedarau, dažniausiai palieku kokį vieną pakartojimą, nes tiesiog toksai būna biški, nes tiesiog yra kitoks biški raumo. Ir dar ką darau, kai treniruoju kaklą ir blauzdas, tai kad pilnam ištempime sustabdau kokiai 1 sekundai. Tai reiškia, kad pilnai ištempiu raumenį, kaip pavyzdžiui blauzdą, pilnai ištempiu, sustoju sekundį ir tik tada kylu į viršų. Tas pats su kaklu. Pilnai ištempiu kaklą, palaukiu kokią sekundę pilnam ištempime ir tada grįžtu į viršų. Tai va, tai realiai tiek iš to treniravimo. Kažko labai ypatingo tikrai daug nėra. Bet kaklą tikrai rekomenduočiau pasidaryti, nes tiek prideda iš išvaizdos ir tiek tiesiog apsaugai. Nežinau ar paminėjau, bet 40 kg hantelis.
Ok, tai bišį kamerą padėjau iš kito kampo, nes žmogus shoulder pressą noriu daryti, tai gaunasi nenoriu kažkaip, kad... Šiaip nežinau, ar žmonėm trukdo, kad filmuoju, bet man kažkaip gal nepatiktų, jeigu aš būčiau kadre, tai tiesiog nustumiu kitą vietą kamerą. Jo, dar kas liečia šitą pratimą, tai galima ką daryti, kad laikyti hantelį kuo aukščiau ir stengtis visą laiką su smakru liest hantelį ir taip daryti pratimą. Man tas asmeniškai neišeina, nes kažkaip tiesiog automatiškai kaklas smakras atsileidžia nuo hantelio. Tai tas iš tikrųjų ne tiek yra svarbu, kiek tiesiog išlaikyti hantelį kuo įmanoma aukščiau ir visą laiką toj pačioj pozicijai. Tai reiškia, kad net jeigu neliesit visą laiką su smakru hantelio, nieko tokio, jeigu jisai yra kuo įmanoma aukščiau ir visą laiką išlaiko ten pat. Tai va. Realiai pratimas tikrai nėra sunkus, tikrai yra geras. Sunkiausia pratimo dalis yra su hanteliu tiesiog užlipti čia. Tai dar kai 40 kg hantelis dar nieko. Aš anksčiau biškį darydavau, kad hantelis būdavo žemiau. Automatiškai, kadangi hantelis žemiau, tai yra lengviau. Tai buvau dėjęs iki 60 kg hantelio. Tai 60 kg hantelį, ta prasme, atsineš čia, tada dar pasimt ir užlipti ant suoliuko su tuo hanteliu laikant vieną, ta prasme, laikant tą hantelį užlipti ant suoliuko. Jo, ten yra, ta prasme, visa trefkė yra tenai. Ne pratimas sunkiausia vieta, bet tiesiog va, užlipti su hanteliu. Tai jo, norėjau outro padaryti po trefkės, bet kaip patys matėt, nusikirpo video, nes tiesiog nebeužteko vietos telefone. Pakalbėjau su treneriu dėl kelienio ir gavau nemažai pylos iš tikrųjų, nes sakė, kad jeigu ant skvotų skaudėjo, tai nereikėjo ir leg extensionų daryti. Ir manau, čia yra visai gera pamoka tiek man, tiek jum ir tikrai viena tokia temų, kurią, manau, verta paliesti. Nes dažnai bent jau šitam sporte kas būna, kad jeigu kažkur jaučiu skausmą, sakykime, pavyzdžiui, dariau skvotus, jaučiau skausmą kelienyje, tai dažnai ką aš darydavau, sakykime, irgi su kitais pratimais ir su kitom vietom, kurias skaudėdavo, kad vietoj to, kad pašalinčiau problemą, kad aš jaučiu skausmą, pavyzdžiui, kažkur, tai vietoj to, kad pašalinčiau tą skausmą, aš darau pratimus, kuriuose tos vietos neskauda. Tai jau, pavyzdžiui, sakykime, dariau skvotus, man skaudėjo, ta prasme, kelienius, pasidariau leg extensionus, nes man kelienė neskaudėjo. Problema, kad man ant skvotų skauda kelienė nedingo, bet tiesiog, kad gaunasi aš, apeinu tą problemą ir vietoj to, kad ją sutvarkyčiau, tiesiog darau pratimus, kurie to skausmo nesukelia. Kas irgi žiūrint į ilgalaikę perspektyvą nėra gerai, nes mes problemos tiesiog nepašalinam, o ją apeinam. Ir gali būti taip, kad ateityje, ta prasme, ta problema nesusitvarkys, o kaip tik vis su laiku jinai blogės ir blogės ir blogės ir galbūt prieisim tokį tašką, kai galbūt net negalėsim sportuoti. Taip kad, manau, labai yra svarbu žinoti, kada reikėtų žengti tą vieną žingsnį atgal, kad vėliau galėtum žengti tos 3 žingsnius į priekį. Bet kita vertus, kai pagalvoji, tas toksai savęs negailėjimas ir tas toksai komforto neieškojimas ir labai nenoras, ta prasme, kažko lengvai daryti, yra kaip ir visai geras dalykas. Nes kažkaip manau, kad žmonės, kurie turi tą tokią savybę, kad niekada nenori kažko lengvo, nenori per daug ilsėtis, nori maksimaliai viską iš savęs išspausti ir atiduoti viską, manau, kad yra... Kaip yra 2 kraštutinumai, tai yra vienas tas žmogus, kuris visiškai nieko nedaro ir nieko nenori daryti, ir kitas kraštutinumas yra tas, kur ta prasme žmogus labai daug, tai prasme viską save atiduoda, tai manau, kad tas kraštutinumas yra geresnis ir manau, kad dauguma žmonių turėtų link to kraštutinumo ir fokusuotis, nes šiaip labai reto žmonių, kurie iš tikrųjų nebijo eiti to papildomo žingsnio vieno, ta prasme daugiau daryti, negu iš jų prašo. Ir manau, būtent šitam sporte tas yra labai svarbu. Kaip Sam Sulekas yra pasakęs, I would rather go further than I need to than not far enough.